Netrukus pradėsime dar vieną pokalbį, tačiau prieš tai turiu prašymą. Jeigu tau patinka mano kūriamas turinys, kviečiu prenumeruoti šį kanalą. Taip pat paspausti like mygtuką arba parašyti komentarą po šiuo video. Labai tau ačiū. Labą visiems mano žiūrovam, iš tikrųjų šis pokalbis bus labai ypatingas dėl to, kad mano tinklalaidės pavadinimas yra Žičkutė kalbina. O šiandien šalia manęs yra pašnekovas su lygiai tokia pačia pavardė. Tai iš tikrųjų yra didelis išskirtinumas ir šiaip aš augau kartu žiūrėdama į šį žmogų, tik tai per televizoriaus ekraną. Tai noriu pristatyti žurnalistą, prodiuserį, žurnalų redaktorių, gyvenimo būdo laidų kūrėją Edvardą Žičkų. Labas, Edvardai. Labas, Žičkutė. Klausyk, tai mes negiminės vis dėlto. Dar neišsiaiškinom, Lietuva maža, visaip gali nutikti, bet kol kas tai lyg ir ne. Iš tikrųjų, būtų labai įdomu pakapstyti, bet tu prieš tai, ką tik iš tikrųjų sakei, kad netgi tam tikri žmonės galvo, kad, gal įtaisai savo giminaitį į televiziją. Man yra vieną kartą tiesiai šviesiai pareiškia, kad kai tu atsiradai ekrane, kad, matai, Žičkutė į televiziją įtaisė, o kitiem tai vietos neatsiranda. O ką atsakėjai, tiesiog nusijuokei? O ką gali atsakyti, nes, pasidžiaugiau, kad aš galiu turėti tokios galios, jo labiau konkuruojančiam kanale ir panašiai. Geras pastebėjimas. Šiaip jo, man irgi yra sakė, kad, ko gero, tavo giminaitis yra Žičkus. Mes taip iš tikrųjų, Edvardai, puolėm į pokalbį, kaip seni pažįstami, dėl to labai smagu. Bet pirmiausia, žmonių vis laik paklausiu, iš kur jie ateina pas mane į pokalbį, su kokia nuotaika, kur prieš tai buvo. Tai iš kur tu atsiradai va čia dabar mūsų studijoje? Vakar grįžau iš Paryžiaus. Tai pastaroji savaitė mano buvo po 13 km pėsčiomis bėgime su savo šeima, o šiandien buvo kitas bėgimas, jau toks šiek tiek darbinis, bet, žinok, atvažiavau ir dar šiek tiek pasiklydau, šiek tiek pasėdėjau mašinoje, nusiraminau, tai atėjau su labai geru vaibu ir tokia ramybė. Bet taip ir atrodo, kad labai pailsėjęs būtum, nepaisant to, kad vasarą, sakai, neturėjo atostogų. Nors miego labai trūksta, bet vasarą neturėjau atostogų. Kodėl taip gaunasi? Vasarą? Aš žinau, pati nuostabiausia vasara ir aš esu pats kaltas, nes nesugebėjau susiplanuoti atostogų. Jo. Tu neįsivaizduoji, ką aš vasarą veikiu. Aš vasarą pratingėjau namuose, galima taip sakyti. Skaičiau labai daug knygų, žiūrėjau filmų, kažkokio kūrybinio įkvėpimo laukiau, nes aš šiuo metu knygą rašau, tai reikia tam tikras valandas skirti rašymui ir labai daug laiko skiriau savo. Ir kas yra iš tikrųjų labai gerai ir aš visiems rekomenduoju savo. Miegoti, jeigu nori tingėk, jeigu nori valgyk, jeigu nori tvarkykis, jeigu nori nesitvarkyk. Bet tai palauk, tai yra atostogos, tai buvo atostogos ar ne? Nepaisant to, kad neišvažiavai kažkur. Jeigu tu 3 dienas neišėjimą iš savo buto senamiestyje vadini atostogom, tai tada aš labai gerai atostogavau. Bet net ir turint omeny, kad mano šeima turi namus pajūryje, tai aš per vasarą nesugebėjau nuvažiuoti iki namų pajūryje. Ir tai yra jau tokia gėda, žinai, bet aš iš tikrųjų esu gimęs rudenį. Ir man labai patinka ruduo. Tada, kai visas šaršalas ir viskas grįžta į miestą, tada man pradeda reikėti sodybos, tada pradeda reikėti miško, pajūrio, nes, aš nesimaudau Baltijos jūroje, bet man labai patinka vaikštinėti, patinka, kad vėjas prapūstų mintis, patinka, nežinau, ramybė. Iš tikrųjų, aš esu labai pastaraisiais keletą metų, aš esu žmogus visame kame ieškantis ramybės. Tai gal aš net ir specialiai vasarą niekur nekeliauju, nes man tai suteikia labai daug diskomforto, streso, nes, žinai, visi visur bėga, vėluoja, būna dirglus, nuvažiuok į pajūrį, tai tu ten lauksi eiliai pavalgyti, lauksi eiliai prie baseino, lauksi eiliai prie gulto, prie jūros, vėl lauksi eiliai, visur lauksi eiliai, o aš to nemėgstu. Bet gal normalu, kai dirbi tokį darbą, žmonių labai daug pas tave gyvenime, gal normalu, kad šiek tiek norisi ramybės su amžiumi? Normalu. Ir labai teisingai pasakei, su amžiumi, nes aš pagalvojau, kad, žinai, aš televizijoje atsidūriau 16 metų. Man dabar tuoj bus 42. Tai kiek čia metų palauk? Tai virš 25 metų. Wow.
Ir aš beveik 20 metų dirbau darbą labai matomą. Tiek kadre, tiek už kadro, kalbinau visas Lietuvos įžymybės, užsienio įžymybės, daug keliavau, kartais būdavo, kad grįžti keliom valandom į Lietuvą, pasikeisti lagamino. Ir galiausiai, kai man stuktelėjo 40, aš supratau savo jau net organizmo prašymą sulėtinti tempą. Nes iš tikrųjų ir aš turėjau fizinį perdegimą, tai man reikėjo ir medikų pagalbos, ir medikamentų pagalbos. Ir aš tada pagalvojau, o ką tu darai, ką aš darau? Aš vienu metu vedu 2 laidas, turiu savo prodiuserinę kompaniją, vadovauju savaitiniam žurnalui, vedu renginius ir dar darau krūvą dalykų, neišsimiegu, nepavalgau, tada būnu dirglus ir nepasimėgauju niekuo, nuskrendi į Paryžių ir nepamatai Eifelio bokštą, nes visą dieną prabėga metro arba toje vietoje, kur kalbini žmogų ir tada atgal į oro uostą ir skrendi namo. Nes, žinoma, kad televizija visi įsivaizduoja kitaip, labai romantiškai, žinai, kad ten tau yra 5 žvaigždučių viešbutis, ten tavęs laukia vairuotojai, niekas nemato, žinai, kad tu viską tempi ant nugaros ir tai yra metro, ir tai yra šiaip koks nors kambariukas ir tu tada pats pasiruoši, jeigu reikia pats pasigrimuoji, žinai, aš net ir tai išmokau per tiek daug metų. Wow. Tai iš tikrųjų prieš mano 40-metį man atėjo labai suvokimas ir mano pats organizmas paprašė sustoti. Aš negaliu patikėti, kaip mes iš karto, žinai, giliai lendam, labai įdomu. Tu gali šiek tiek praplėsti apie tą fizinį pojūtį. Žmonės labai daug kalba šiais laikais apie perdegimą. Taip. Ir skamba kaip, nežinau, kaip eilinis jau dalykas. Perdegiau. Ką reiškia tas perdegiau, kai nebegali mėgauti savo daromą veiklą, kai nebenori nieko, kas tai per būseną? Aš 10 metų turėjau nemigą. Miegodavau ir iki pat dabar miegu tik tai su daktaro paskirtais vaistais. Aš nesugebėdavau niekaip pailsėti ir išgyvendavau begalinį stresą. Aš žinau, kas yra panikos atakos, aš esu psichologai ir psichiatrai yra mano draugai, nes tu kažkur turi eiti irgi išsikalbėti ir ieškoti pusiausvyros. Man atsirado ir skrandžio liga, galiausiai tos panikos atakos tapo labai stiprios ir tai yra viso šito darbo kaina. Ir kai tu pagalvoji, kaip atrodė tavo diena, o tavo diena atrodė taip, kad tu visą laiką pergyvenai dėl kažko, tai nepavalgiai, pamiegoji gal 2 valandas, o tau jau yra 40, ta prasme, organizmas jis kitaip reaguoja, tada pradeda skaudėti kažkokius sąnarius, nugarą ir tu galvoji, palauk, tai ne taip turi atrodyti gyvenimas. Ir tau neteikia džiaugsmo niekas. Nepaisant to, kad tu bendrauji su įdomiai žmonėm, kurie gali tikrai papasakoti. Ta prasme, laikas tai tavo yra labai kitoks, negu kad, tarkim, statistinio žmogaus, ne? Bet nebeteikia džiugesio tie dalykai. Buvo metas, kai iš viso neteikia džiugesio. Ir buvo metas, kai mano didžiausia dienos malda būdavo, kad tik tais nesuskambėtų telefonas. Kad tik nesuskambėtų telefonas. Ir iš tiesų, prieš kokius 5 metus, aš pats savo ko gero užsiprogramavau, kadangi tu pati dirbusi televizijoje ne vieną sezoną ir tu žinai, kad mūsų darbas viskas keičiasi kas sezoną, aš laukiau sezono pabaigos su viltim, kad mano sutarties nepratęstų, kad ateitų ramybė. Ir ją vis pratęsdavo. Ir ko gero kažkas ten aukščiau mane išgirdo, nes tas perdegimas jau buvo toks, kad aš nebemėgau savęs, aš tik tais saugiai ir ramiai jausdavausi savo namuose ir aš nebenorėjau bendravimo su žmonėm, nors tai yra tiesioginė darbo dalis ir per dieną tu bendrauji su milijonų žmonių. Tai buvo toks šauktukas ir tada atėjo tas metas, kad visa tai vyko, ko aš laukiau, atėjo ramybė. Aišku, jos irgi reikėjo išlaukti, reikėjo gerokai padirbėti su savo psichoterapeutu, su vaistais, su dienos režimu, su savim, su gera literatūra,
labai apvalyti savo aplinką, apvalyti savo dienotvarkę nuo nereikalingų dalykų. Ir aš dabar niekada stengiuosi, aš visada pasilieku atsargą dabar ir viskas pasikeitė. Iš tikrųjų, aš stengiuosi kaip tik tai įmanoma išvengti streso. Niekada niekur nevėluoti, niekada neprisiplanuoti kažko per daug, kad po to nespėti ir graužti save, kad jau čia tu turi bėgti, žinai. Taip giliai, ar ne, mes paėjom. Žinok, labai giliai ir mane labai nustebino. Aš tarkim žinojau, kad baigėsi televizijos projektai ar ne pas tave, bet nežinojau tavo būsenos. Ir kažkaip, kai tu pasakoji, tiesiog galvoju apie vieną, kad atrodo labai pervargęs, perdegęs, bet sustabdytą traukinį yra labai sunku. Tu buvai įpratęs gyventi tiek metų šitaip ir aš nežinau, ko gero daugam reikėtų vėl terapeuto pagalbos vien dėl to, kad mano diena jau kitaip atrodo, aš nebetekau, tarkim, to narkotiko, nesakyčiau, televizija, tas darbas, adrenalinas, tai yra narkotikas. Taip. Tai kiek laiko tau prireikė, kad tu įeitum į tą kitą ritmą ir tikrai pajustum ramybę gyvenime? Aš dar kokį pusę metų jaučiau didelį stresą, tarsi kažkas jau turi vykti, jau tu lyg ir kažkur vėluoji, jau lyg ir turi lėkti į studiją ir ten filmuoti kokias 3 laidas ir ten būdavo, žinai, pas tave ateina prezidentas, po to ateina ten kokia žvaigždė, po to dar kažkas ir toks tempas atrodė normalus. Ir man, atsimenu, vieną kartą mama sakė, kad pas tave per dieną įvyksta tiek įvykių ir tu pabendrausi tiek žmonių, kur kartais žmogus per 10 metų nesugebėtų tiek nupasakoti, nes ką tu dabar darai? Sakau, va čia skambinu, žinai, sakykim, turtingiausiam Lietuvos žmogui, o dabar važiuoju kalbinti Seimo pirmininkės, tada važiuosiu ten susitikti su kolegom iš televizijos, tada važiuosiu į maketavimą žurnalo, tada priduosiu spaustuvį, tada važiuosiu su reklamdaviais susitikti, tada važiuosiu dėl įmonės reikalų ir visą laiką važiuosiu, bėgsiu, darysiu, žinai, tai... Gerai, tai palauk, dabar tavo gyvenime, kokios veiklos yra pačios pagrindinės? Kur tavo fokusas? Kur mano fokusas? Aš su kolege pastaruosius porą metų mes esame paskyrę dokumentinių filmų kūrybai. Aš dabar rašau knygą ir vadovauju 2 tarptautiniam žurnalam. Taip? Ok, atrodo tiek daug, bet iš tiesų tai nėra tiek daug, kai tai buvo, žinai, savaitinis žurnalas, 2 televizijos laidos per savaitę valandinis, tada renginių vedimas, įmonės direktoriaus pareigos ir prodiusavimas, ten dar visokių dalykų, tai čia nesulyginama. Tai dabar turi balansą, tą ramybę, darbą, dabar gerai jautiesi? Aš dabar jaučiuosi gerai ir aš jau jaučiuosi, kad grįžta pas mane tas momentas, kad gal aš jau šiek tiek pasilgstu to tempo. Taip. Ir tai yra labai gerai. Tai Sveika. vadinasi, man jau organizmo poreikius patenkinau, atsimiegojau, atsivalgiau, nebepergyvenu, žinai, kad priaugau ten, nežinau, kelis kilogramus. Aš jaučiuosi gerai ir net kartais ryte pažiūri į veidrodį ir galvoju, visai neblogai atrodai, laimingas ir čia, žinai, ir ten nereikia kažkokios ten dietos, nereikia į sporto klubą kiekvieną dieną, dar kažko ir noriu šiandien užsimesiu, žinai, į džemperį, noriu užsimesiu švarkelį ar ten iš viso ten va su sportinė avalynė vaikščios. Štai va, kokia yra televizijos kaina. Bet šiaip tu pasilgai, ilgiesi, ar, mano klausimas, ar tu sąmoningai ne dabar į televiziją, tu lauki to momento, kaip vyksta dalykai. Žmonės gal galvoja, gal Edvardas nenori, Edvardo nepakviečia, kaip dalykai vyksta su televizija? Kaip dalykai vyksta su televizija? Tu pati vardėjai. Ten, kur pakviečia, aš nenoriu. Taip. Ir aš su metais atradau tą prabangą sau leisti pasakyti ne, nes kažkada atrodė, jeigu pasakysi ne, tai daugiau niekada tavęs ir nekvies. O vis dėlto aš galvoju, jeigu man tai bus darbas dėl darbo, tai aš to darbo galiu susigalvoti ir iš šono. Žmonės labai klaidingai įsivaizduoja, kad televizija tai yra, nežinau, kad tavęs nėra, tai tu jau čia koks nors darbo biržoj stovi ar kažką. Ne, veiklų yra labai daug. Tai, ką aš norėčiau daryti, tai ką dariau prieš kokius 5 metus.
Tam reikia išlaukti momento arba reikia išlaukti pasiūlymo. Aha. O pasiūlymą priimti bet kokį, tai aš neįsivaizduoju, aš niekada gyvenime neturėjau poreikio, būti ekrane. Čia viskas atsitiko labai atsitiktinai. Mano viso gyvenimo svajonė buvo būti geru žurnalistu ir aš juo tapau. O ten tai, kad ten pradėjau vesti laidas, ar prodiusuoti didelius renginius, ar dar kažką, tai yra šalutiniai dalykai. Tai aš nematau priežasties sutikti su kokiu nors pasiūlymu vien dėl to, kad tave rodytų per televiziją. Jo. Mane rodė 25 metus, tai gali ir nerodyti dar 5. Taip, aš, žinok, lygiai tą patį manau. Man žmonės irgi paklausė, tai kodėl, ar jau bus nuo rudens, palaukit, 3 mėnesiai praėjo ir galbūt buvo pasiūlymas, bet galbūt aš nenorėjau jo priimti, tai labai normalu. Bet kalbant apie televizijos, tarkim, projektą, gyvenimo būdo, tarkim, laidą, ar ne, ką tu tikrai darei sėkmingai daug metų, gali papasakoti žmonėm, kaip atrodo laidos kūrimas, nes tai yra, jeigu tu pats darai. Ir, pavyzdžiui, jeigu tai yra, tarkim, valstybinė mūsų televizija, tai nėra taip, kad tu ateini ir sakai, labą dieną, aš noriu, tu turi praeiti konkursą, dalyvauti. Patikėk manim. Gali šiek tiek papasakoti, nes neužtenka tiesiog turėti noro ir pašnekovų eilę. Kaip tu paminėjai, pastaruosius 6 metus mano darbas buvo valstybiniai televizijoje, tai ten yra biurokratinis aparatas, tai tu realiai 2 kart per metus dalyvauji konkursai į savo darbo vietą. Taip. Tai tu pildai krūvą popierių, krūvą visokių idėjų, eini į pokalbius ir jau ten tada valdžios žmonės nusprendžia, reikia tavęs ar nereikia tavęs. Tai kita vertus ir komerciniai televizijoje man yra tekę dirbti, iš tiesų aš pagalvojau, kad per visą gyvenimą man yra tekę dirbti LNK, TV3, LRT, ir Lietuvos ryto televizijoje, ir ten, jeigu žiūrint labai į praeitį, ir Vilniaus televizijoje, prieš tai Šiaulių televizijoje, nėra tekę tik tais gal Baltijos televizijoje. Taip, praktiškai visose televizijose. Praktiškai visur. Ir visur po kokius nors 5, 6 ar daugiau metų, Visur realiai yra ta pati sistema, tu kiekvienais metais nežinai, kas bus toliau. Ir stengiasi daryti savo darbą kaip įmanoma geriausiai, vien dėl to, kad patenkinti žiūrovų lūkesčius ir kad patenkinti televizijos vadovų lūkesčius. Taip. O tai, pavyzdžiui, šiais metais nebuvo noro teikti pasiūlymą, rašyti projektą? Nebuvai dar nesijauti, ar ne? Ne. Kad dar ne. Man šie metai buvo ypatingai pastarasis pusmetis buvo skirtas man. Ir ta prasme, aš nei planavau, nei labai norėjau, bet tuo pačiu reikia pasakyti, kaip aš tau minėjau, kad mes 2 metus kuriame dokumentinius filmus, jau 3 yra sukurti, 1 parodytas apie Rūtą Lee, kiti 2 laukia eterio ir iki naujų metų dar 4 filmus reikia padaryti. Tai atima žiauriai daug laiko, tai ne laida padaryti, tai su 1,5 valandos dokumentiką sukurti tau kartais prireikia, suskraidyti į 5 šalis, sukalbinti kokį 20 pašnekovų, sudėlioti dramaturgiją ir panašiai. Tai aš turiu ką veikti, tiesiog ta mano veikla yra už kadro. Tai šiemet aš net nežinau, ar čia mes teisingai šnekam, ar norėjai, ar nenorėjai, čia ne nuo mūsų priklauso. Jo, sutinku. Ko gero, ne? Bet, pavyzdžiui, dokumentiniai filmai, atleisk, kad tai paklausiu, galbūt tiesmukai, bet finansiškai atsiperka tie dalykai, nes darbo čia yra iki kaklo. Neatsiperka. Ne. Bet tu patenkini savo, aš visą laiką noriu gyvenime viską pabandyti. Aš kažkada užsispyriau parašyti 1 knygą. Beje, kas buvo labai, jinai tapo bestselleriu ir jinai taip atsipirko. Aš už tą knygą, suskraidžiau keliom savaitėm į Maldyvus, į privačią salą ir pagalvojau, apsimokėjo metus, keltis 5 ryto ir rašyti. Dokumentika, tu investuoji labai daug laiko, labai daug neapčiuopiamo kito laiko, ten derinimai, sėdėjimai archyvuose, bibliotekoje, informacijos rinkimas, susitikimas su žmonėm vien dėl to, kad tau papasakotų kažką, ką tu galbūt po to panaudosi arba galbūt nepanaudosi. Ir tai yra irgi, laikas yra pinigai.
Ir kartais tu, žinai, gali važiuoti į kitą miestą, susitikti ir tu suprasti su žmogum, praleisti porą valandų ir suprasi, nu, kad tai nebuvo naudinga arba tai nebuvo tai, ko tu tikėjaisi. Tai jeigu tai būtų mano, nežinau, koks nors tiesioginė veikla, vat kalti tuos filmus. Kaip aš žinau kolegas, kurie sugeba per metus ten po 5-6 filmus padaryti. Tada galbūt iš to galima labai gyventi, bet kol kas man tai yra patenkinti dar vieną savo tokį užsibrėžtą tikslą, kad aš tai padariau. Jo, man taip atrodo, kad nuo trumpų distancijų prie ilgų distancijų perėjai, nes filmo kūrimas yra taip pat atgal. Šiaip, Edvardai, iš tikrųjų, aš labai džiaugiuosi, kad tu atvykai su manim pasikalbėti dėl to, kad man tu esi žmogus, kuris ko gero matė kūrimąsi mūsų pramogų pasaulio, evoliuciją, transformaciją. Teko. Ir aš galvoju, esi tobulas pašnekovas ta prasme. Tai žinau, kad tema labai plati, bet galėtum iš savo pusės papasakoti, kaip keitėsi mūsų pramogų pasaulis. Tu buvai tas žmogus, ko gero vienas pirmųjų Lietuvoje, kur papasakodavo apie užkulisius žvaigždžių gyvenimo. Kaip keitėsi pramogų pasaulis per tą prizmę, kad kaip keitėsi santykis tarp žurnalisto ir to viešo žmogaus. Nes dabar toks jausmas, visi turi savo kanalus, net nebereikia to žurnalisto, kad galėtų papasakoti savo istoriją. Tai kaip buvo tada, kaip keitėsi? Žinai, kai aš pats atėjau į televiziją, arba kai aš stojau į žurnalistiką, tai tada buvo konkursas 27 žmonės į vieną vietą, televizija iš viso buvo svajonių darbas ir ten reikėjo labai daug ir sunkiai dirbti, kad tu kažką tai įrodytum ir kilti laipteliais nuo ten, kaip aš sakau, mano darbas prasidėjo nuo printerio lapų nešiojimo kažkam. Ten dar tie printeriai tokie būdavo senoviniai baisus, kur sukdavosi toks popierius bet tuo metu televizija valdė asmenybės. Ir aš po šiai dienai labai gerbiu ir Algimantą Žukauskienę, Editą Mildažytę, Arūną Valinską. Televizijai reikėjo asmenybių. Nepakako būti, žinai, gražiai ir gamtos arba plastikos chirurgo apdovanotai merginai, kuri paskaitys kažkieno parašytą tekstą, tada tu turėjai pasidaryti viską. Tau niekas nerašydavo tekstų, tau niekas nekurdavo įvaizdžių ir nebūdavo jokių stilistų, kurie tave ten aprengs ar pasakys, kada kirpčiukus pasikirpti ir taip toliau. Ir mane į didžiąją televiziją priėmė 2 legendiniai žmonės, tai buvo Laima Janušonytė ir Skirmantas Pabedinskas. Ir aš dar savo karjerą didžioji televizijoje pradėjau iš viso krepšinio pasaulyje pas Vidą Mačiulį. Ir tik po to atsirado Panorama, aš ten vedžiau žinias ir taip toliau. Ir po to mes su Rūta pradėjome dirbti nuo iki kultinėje laidoje. Taip. Ir tuo metu laida dar buvo rodoma savaitgaliais, prie žinias, netokiu populiariu metu, buvo 10 minučių kokia tai kremo ar kosmetikos rubrika, atidirbinėti irgi reikėjo. O po to aš atsimenu, kaip mūsų trijulė taip stipriai pavarė, Rūta, Giedrė ir aš, kad laida tapo prime time'inė ir tuo metu niekas negalėjo įsivaizduoti, kad palauk, kas yra gyvenimo būdas ir kur čia rodys? Rodys po žinių, pačiu geriausiu laiku, o tuo metu buvo kriminalinė banga, ten tokie visokie pobaisiai projektai, žinai, ten kraujas, ten kokios nors intrigos, ten realybės šou akvariumas ar dar kažkas tai tokio, nors tai vėliau biškai atsirado. Ir mes sukūrėme tokį dalyką kaip kokybišką publicistiką žiūrimiausių metų. Fenomenas. Taip. Ir tam reikėjo labai daug irgi įdirbio, reikėjo prisikalbinti žvaigždės, mes pirmieji atsigręžėm į užsienį, aš atsimenu, tai buvo ko gero labiausiai mano pareiga kalbinti užsienio žvaigždės, nes mane tai žiauriai vežė. Mane visą laiką veždavo, kad aš ten vos ne 5 metus ieškau telefono, tada skambinu, tada ten deruosi, prašau ir tada galvoju,
o kaip reikės dabar čia pas tą žmogų nuskristi, reikia eiti pas televizijos direktorių, paprašyti pinigėlių, žinai, lėktuvo bilietui, o pas ką galima bus gyventi ten kokiam nors Londone, žinai, o kaip metro naudotis, nes aš pats nebuvęs Londone, žinai. Nu, ir taip viskas prasidėjo. Ir po to televizija su metais tapo vis didesnė pramoga ir tada vedėjus pradėjo keisti aktoriai, buvo tokia mada, aktoriai, dainininkai. Aš pats, kai tapau prodiuseriu, tai pirmas žmogus, kurį pasamdžiau vesti laidą, tai buvo Natalija Bunkė. Turim tai. Zvonkė tuo metu, jo. Ir jo, tada buvo tokia era, kad po to kita mano darbuotoja buvo Karina Krisko irgi vedė laidą kartu su Vaidotu, kuris dabar yra Verup. Jo, Verup lyderis. Taip, ir tai buvo toks metas, kad žurnalistus lyg ir šiek tiek nustūmė į šoną, bet visiškai nepelnytai. Žmonės iš scenos, tiek iš teatro, tiek iš kino, tiek iš muzikos pasaulio. Galiausiai po to vėl viskas grįžo link vertybių ir suprato, kad tas, kas pasakoja ar kalbina, jis turi turėti įgūdžių, jis turi būti asmenybė žiniasklaidoje ir nepakanka paduoti kažkam lapelį ir kad iš to lapelio, žinai, paskaičius klausimą, iš to netampa interviu. O dabar tu teisingai pasakėjai, dabar visi turi po savo mažą televiziją. Jo, bet kur gali turėti. Bet tai sunku tampa, nežinau, sakau, kaip tavo laikais buvo, ar buvo sunku pakalbinti žmogų, prisikviesti, nes man taip atrodo, kad visi norėjo, Dieve mano, ateiti pakalbėti kartu su Žičkum, kaip smagu. Dabar atrodo, o kam, galbūt turiu savo Instagramą, YouTube kanalą, dar Facebooką kokį, ar jauti tą skirtumą, ar tau vis tiek tuo metu buvo gilis ir buvo asmenybės, tai nebūdavo taip, kad tu kalbi. Tuo metu nebuvo jokių influencerių, nebuvo scenos dievai, tai buvo Stasys Povilaitis, tai buvo Džordana Butkutė, buvo asmenybės. Ir tu kalbindavai asmenybės. Tai natūralu, kad tai užtrukdavo pakankamai ilgai, kol tu susitardavai dėl interviu, įsiprašydavai į namus ir tie žmonės irgi pasiruošdavo, tau sutepdavo sumuštinį, pagamindavo kavos ir filmavimas užtrukdavo visą dieną, ten kartais būdavo ten ir 8 valandas su žmogum praleidė. Nebūdavo to tokio, kaip dabar viskas greitai, žinai, prabėgom, aš pas tai atvažiuosiu 15 minučių, pakalbinsiu, man reikia tik 3 klausimų, ten kažkaip kažkas ir toks greitas vartojimas, McDonald's ar ne, televizinis. O dabar, pasakoja žmonės apie savo gyvenimą, ką jie valgo, ką jie rengiasi ar dar kažką ten. Aš nesu, žinok, socialinių tinklų žmogus, tai ir aš labai retai, kada žiūriu, ką žmonės veikia, nes man atrodo, aš turiu... galvoji apie tai. Skirtumas didžiulis, kaip tu sakai, būdavo asmenybės ir, nežinau, tiesiog elementariai ilgiesi tų laikų, kai atvažiuodavai pa žmonės, galėdavai sėdėti 8 valandas, o dabar visi neturi laiko ir tiesiog gali pasakyti, kad sorry, turi savo kanalą. Būtų naivu ilgėtis, nes, laikas keičiasi. Tuo metu, kai aš atėjau į televiziją, aš dabar galvoju, ar buvo internetas, ar nebuvo pas mus interneto. Gal buvo, bet buvo ten tokios Nokia 1610, tokia malka, žinai, didelė, mobilus telefonas, niekas tų mobilių telefonų neturėdavo beveik, tu skambindavai į namus, susitardavai laiką, viskas vyko kitaip. Tai kažko ilgėtis, visur yra progresas. Man dabar yra labai daug aplinkui to paviršutiniškumo, žinai, slydimo arba pokalbio apie nieką. Man tikrai, žinok, neįdomu, aš neįsivaizduoju nei vieno žmogaus, apart gal, nežinau, gerbiama Dalia Grybauskaitė, jeigu pasakotų, ką gamina valgyti. Aš kažkada pas mane interviu pasakojo apie kalėdinę silkę ir buvo labai smagu. Man būtų įdomu, bet koks man skirtumas, ką kokia mergina ten tepa ant veido, ar ten koks nors, žinai, influenceris nusipirko ir tu žinai, kad jam ten už tai sumokėjo ir aš net ne... Kodėl aš turiu tam skirti laiko? Bet tu to žmonės vis tiek kalbini. Pasikvietė į laidą, bet per kitą kampą galbūt, ne? Lygiai... Mano formatas nepasikeitė. Mano formatas visą laiką buvo apie turinį ir apie gylį. Ir aš visą laiką... savo pašnekovam sakau, kad mes kalbėsimės apie prasmę ir aš
aš nežinau, ar aš esu kalbinęs influenceris. Esu Karolina Meskino. Ir iš tikrųjų man jinai žiauriai patinka, nes tai yra, ne tik stilinga mergina, ir tai yra gilus žmogus, bet štai ką duoda geros šaknys, kaip pasakau, gera šeima, geras išsilavinimas ir vidinės vertybės. Tai taip, aš esu vieną influencerę kalbinęs. Edvardai, kalbant apie pramogų pasaulį, daugam gali atrodyti, kad yra labai ciniškas pasaulis, labai toksai tuščias. Ar tu jame randi? Tai teisingai ir atrodo. Bet ar tu jame randi tikrumo, nuoširdumo, tikrų draugų? Aš ten neieškau nieko panašaus. Niekada nebuvo to noro, bet tavo tai žmonės, supiesi tarp tų žmonių. Jo, bet vakarienę valgau arba keliauju, aš juk nesu tai žmonėm. Ir aš einant į kokį nors vakarėlį, į kurį aš turiu nueiti, nes aš irgi tai darau per sukastus dantis, nes man labai gaila laiko. Suvalgyti sausainį ir išgerti taurę vyno aš galiu ir namie. Ir man dėl to nereikės, supranti, išgyventi kažkokio streso, nes tu ateini ir ten bendrauti su 30 žmonių, kai visą dieną dar bendravai su 20 žmonių. Apie kokį tu ten tikrumą arba apie kažką tu ten gali šnekėti. Bet tau tai priimtina vis laik buvo? Ta prasme, kartais man būdavo, kad aš pačioj pradžioje ieškodavau to nuoširdumo, tikrumo tame pasaulyje, kuriame negali to būti. Nes tu jauna ir naivi. Va būtent, dabar man jau kitaip atrodo, kaip tu sakai, tiesiog neieškok to, ko nėra tam pasaulyje. Taip. Bet tada yra toks dvilypumas, kad tu esi vienoks tame pasaulyje, užsidaro duris, išeini iš jo, ar tu visai kitoks. O ką reiškia vienoks? Ar tu nori pasakyti, kad tu eidama kažkur to apsimeti kažkuo? Ne. Nes aš lygiai taip pat su tavim bendrauju. Jeigu aš jau nusprendžiu kažkur išeiti, aš lygiai taip pat ten bendrauju irgi su žmonėm. Taip, gal aš ten tikrai nepuolu atvirauti, žinai, apie kažkokį perdegimą ar panašiai. Bet aš visą laiką žinau, ko aš einu. Einu pabendrauti su reklamdaviais, su galimais pašnekovais, atiduoti pagarbą žmonėm, kurie mane pakvietė, ir aš žinau, kiek ten pabūti arba kiek ten nepabūti. O jau, kad ten ieškoti kažko, tai kažkokios prasmės, klausyk. Faktas. Jo, sutinku, žinai, gal tiesiog labai keista, kai būna, tarkim, renginiai ir aš tos renginius pavedu, kažkaip man atrodo, kad yra vieta, kur reikia fotografuotis ir yra vieta, kur reikia galbūt paklausyti, tarkim, nežinau, parduotuvės savininkės kalbos. Nes man taip atrodo, kad natūralu. Mano tokia vertybė, kad yra tam tikras laikas, tam tikriem dalykam daryti. Bet reikia pripažinti, kad galbūt netgi žmonės atėję į Statkevičiaus, tarkim, madų pristatymą, žiūri į modelius einančius pro telefono kamerą. Ir galbūt tokia yra realybė, bet tokia realybė. Ir man tai yra labai baisu, nes dabar viskas vyksta per šitą ekraniuką. Ir žmonės, aš buvau premjeroje Operos ir baleto teatre ir aš kai pamačiau, kad, nežinau, gal kokį 10 žmonių išsitraukia telefonus, kažką daro, galvoju, hebra, jūs išprotėjot, ar ne? O apie renginius, tai taip. Ir niekas dabar žinai, mes kolekcionuodavom prisiminimus arba nuotraukas į albumus. Dabar visi kolekcionuoja ką? Instagramo ten storius ir tas nuotraukytės ten ant grido, ar ne? Taip. Tokia realybė mūsų nauja. Liūdna. Liūdna. Edvardai, kalbant apie mūsų tą pasaulį, mūsų žvaigždės, tikrai esi kalbinęs begalę žmonių, kurie turi pinigus, statusą, pripažinimą, gausybę tų dalykų. Kaip tu manai, kiek tie dalykai koreliuoja iš tikrųjų su laime? Žinai, aš visada irgi užduodu jiems tą klausimą, ar jūs esate laimingas, ir labai dažnai sulaukiu prieš atsakymą tylos ir tada žmonės pradeda mąstyti, o kame yra laimė. Man yra tekę iš tikrųjų kalbinti ir ten turtingiausią Skandinavijos žmogų, kuris ten, nežinau, gal 15 milijardų turi, ar ne? Taip. Ar ten tos pačius oligarchus skaičiuojančius po 50 milijardų. Aš niekada nepagalvau, kad bent vienas iš jų yra laimingas. Ką atsakydavo? Kas yra laimė? Ar pasimesdavo? Kiekvienas turi savo laimės formulę ir jeigu man šiuo atveju yra, žinai, šeima, sveikata, ramybė, taip, ir kažkoks tai mini gerbuvis, tai kitam 10 Pateko Filipe
laikrodžių, žinai, ir man vienas žmogus yra demonstravęs laikrodžių 6 milijonus ir sakęs, bet tu įsivaizduok, čia galima nupirkti vieną kaimą, ten tam tikroji šaly, žinai, už tiek, o aš čia turiu 6 tos laikrodžius ir aš galvoju, ir kas, ir ką tau tai suteikia, pas tavę jau 3 žmona jauna, begalė vaikų, tu bijai, tu vaikštai su apsauginiais, nes bijai dėl savo saugumo, tu bijai, kad tave išduos verslo partneriai, tu bijai bankroto, lygos manau, kad ir taip ten nesvetimos, atrodai prastai, nes tikriausiai nemiegi, ėdi, geri ir, kas tau teikia laimę, kad tavo jachta ten, nežinau, ten 150 metrų, ar ten eilinė mis yra tavo ten entoji žmona, Jo, atsakymai aiškus, ar ne? Nu. Jo, bet žinai, apie, tarkim, mūsų Lietuvos žvaigždės kalbant, esu girdėjęs tokių pletkų, nežinau, ar tikrai tikrų. Papletkink, man įdomu. Bet pletkai tokie, man, žinok, sunku patikėti. Kad, pavyzdžiui, žmonės būna, tarkim, dedasi Instagramą nuotraukas, dar kažką ir nuomojasi daiktus, nuomojasi, ta prasme, automobilius, nuomojasi netgi butus, tarkim, viešbučius, jie atvažiuoja, pasidaro nuotrauką. Taip yra tokios paslaugos. Ir kuo tu stebėsi? Ir čia iš tikrųjų, bet, prasme, mūsų Lietuvoje yra žmonių, kurie lygiai tą patį daro. Išsinuomoju kažkokį vaizdelį, viešbučių kambariuką, pasidarau nuotraukų, aš net negyvenu ten. Iš tikrųjų, taip yra. Taip. Aš manau, kad tiek aš, tiek tu, mes žinom, kaip tie žmonės gyvena ir pusė mūsų atlikėjų gyvena nuomojamam bute ir ten tikrai be jokių Rolexų ar ten Bentlių. Ir, aš pats nusistebėjau, kai nemaža dalis mūsų žvaigždžių pradėjo fotografuoti su milžiniškais milžiniškom gėlių puokštėm, ar ne, o po to paaiškėjo, kad už 50 eurų tau ją išnuomoja valandą, atveža, tu nusifotografuoji ir išveža lauk. Yra tokia paslauga? Yra tokia paslauga, taip. O, geras. Lygiai taip pat, kaip tu gali, žinai, nueiti 2 valandom į prabangų viešbutį, prisifotografuoti ir sumokėti irgi, nežinau, man atrodo, 150 eurų. Ir tu ten neįgyveni nei kažką, žinai, bet tu atsiveži lagaminą daiktų ir tu ten pasidarai, žinai, keli mėnesiam tos fotosesijų ir skolintas gyvenimas. Šiaip sunku patikėti, bet pagal ką tada atskirti, pavyzdžiui, ar tu jauti, kada žmogus iš tikrųjų yra turtingas ir kada ne? Žinau, gal klausimas vėl apie tos turtus kalbant, bet iškart pajauti, kai žmogus turi ir kai neturi. Žinai, pirmiausiai, man turtingas žmogus yra, kad jisai yra turtingas vidum. Taip. Jis išmano meną, jisai domisi, nežinau, gastronomiją, jo pasaulėžiūra išduoda tam tikrus dalykus. Ir aš niekada aš žinau, kad mano kai kurie draugai yra turtingi, bet aš niekada nesuklausęs, o tu gyveni, žinai, Laurų kvartale, ar ne? O tik kiek tu turi pinigų? Ir tie žmonės, jie niekada nesiafišuoja, nerodo ir jiems to nereikia, nes jeigu tavo yra natūralu, kad tu kiekvieną dieną rengiasi kokybiškais gerais vardiniais drabužiais, tai tikrai nebus čia, žinai, čia D, čia G, o čia dar kažkoks H, ar ne, ir tada nebus ten, kaip čia dabar atsirado labai irgi nemažai merginų ten, jeigu kokį nors laikrodį tai demonstruoja, ir panašiai, nes, turtingas žmogus, jisai gal dėl to ir yra turtingas, kad jis niekada nesidemonstruoja. O jeigu tau nukrito turtai iš dangaus, arba tai yra, žinai, dalis skolinto gyvenimo, apie ką mes šnekėjom, ir šiandien ryte paskaičiau, kažkokia tai mergina ar influencerė, beje, dalyvaujant atrankoje į tavo buvusią darbo vietą, staiga supyko, kad kažkas tai atsekė, kad jinai vaikšto su padirbiniais, tai vadinasi, Gariūnuose nusipirkau, žinai, ten, nežinau, Burberry, Hermes ar ten kažką tai ir panašiai. Ir, kaip reikia turėti ir tam laiko ir tiek tuštybės ir tiek noro kažką tai daryti, bet jeigu kažkas seka, komentuoja, laikina ar kaip ten vartoja, tai vadinasi,
kaip mėgdavo sakyti, pirmieji Lietuvos milijardieriai Vilniaus prekybos vadai, tai paklausa gimdo pasiūlą, žinai, jeigu nepirktų tų brangių kokių nors krosanų, niekas jų ir nekeptų, žinai. Tikrai taip. Šiaip, aš žinau, galbūt kitiem atrodo, kad čia mes čia labai tuščia tema kalbam, bet man kas įdomu, nes tu laužai tą, kalbėdama stereotipą apie turtingus mūsų, neturtingus, tiesiog apie mūsų pop, tarkim, žvaigždes. Ir aš atsimenu, kažkada per YouTube mačiau tokį video. Ten buvo aptarinėjami namai, man rodos, namai ir būtai būtent mūsų žvaigždžių. Ir žinok, aš taip nustebau, galvau, kad tai bus senamiestis, žvėrynas, valakampiai. Buvo minimi paprasti, normalūs rajonai, galbūt nauji namai. Ir supratau, kad mes galvom, kad mūsų žvaigždės yra pačios turtingiausios, pamirždami, pavyzdžiui, verslo atstovus, kurie iš tiesų gali gyventi galbūt senamiestį, gražiausiose, didžiausiose būtuose, namuose. Tai aš, žinok, labai nustebau, nes ten paprasčiausiai miesteliai, kaimeliai. O kuo tu stebėsi? Dabar yra tokia mada, visi demonstruojasi pajūrio apartamentus, bet tai staiga, kai tu pasigilini, kad tie apartamentai ten 30 kvadratų, ten kainuoja gal 100 000 eurų, tai koks nors save gerbiantis verslininkas sakys, žinai, mano garažas yra tokio dydžio ir tau nereikia ten kokios, žinai, kaip ten įžymybių alėjos ar kaip jos ten vadinasi. Taip. Tai... Žinok, aš nesistebiu, bet tiesiog... Manau, kad žmonės susidaro labai klaidingą vaizdą, kurie nedirba tame. Mes tai esame tame pasaulyje ir suprantam. Ir aš kartais iš mūsų bendrų pokalbių su pažįstamais suprantu, kad įsivaizduoja, kad tos žvaigždės mūsų gyvena kažkokį, žinai, jeigu esi televizijoje, tai esi ko gero, jau pinigai ten kažkokie kosminiai. Ir daug kas nustemba, kad, ne, aš manau, kad tą patį atlyginimą laidos vedėjas gali rasti ir nuėjęs į, nežinau, CV banką pasižiūrėti tiesiog darbo skelbimo, kad tai nėra kažkas žinai, televizija jau seniai nebėra tokia romantiška. Jeigu tu esi atlikėjas ir surenki areną, tai po mokesčių tau lieka koks nors 150 000, ne? Tai tu pabandyk įsivaizduoti, kiek televizijų reikia dirbti, kad tu uždirbtum tokią sumą. Jo. Tai mes turim vienetus žmonių, kurie uždirba po keliolika ar keliasdešimt tūkstančių eurų per mėnesį, o eilinio televizijos žmogaus gyvenimas yra, ko gero, ta suma tokia pat kaip ir vadybininko, ar mes šnekam apie porą ar ten kelis tūkstančius eurų. Tai apie kokį ten, žinai, milžinišką namą Valakampiuose galima šnekėti. Būtent, tą ir norėjau pasakyti. O šiaip, Edvardai, aš labai daug praskrolinau tavo Facebooko, Instagramo ir Instagrame mačiau tokią frazę tavo parašytą. Bet mes šiek tiek apie ją kalbėjom, bet gal praplėskim. Tu parašy, kad tau geriausias savaitgalio užsiėmimas yra nieko neveikti arba veikti, bet labai lėtai. Ir aš galvoju, palauk, tas žmogus... Nutinginys, ar ne? Nutinginys, pastoviai kažkur eina daro. Kaip galima nieko neveikti? Ką reiškia nieko neveikimas? Kaip tu moki tai daryti? Užtildyt protą? Sunku šiais laikais. Žinok, dabar jau moku. O ką reiškia nieko neveikti? Man gali būti tobulas savaitgalis, kada aš iki 3 dienos praguliu lovoje. Jo, aš pats neįsivaizduoju, kaip tai įmanoma. Tada pasigaminu valgyti, nes tai yra mano viena iš gyvenimo aistrų. Aš kiekvieną dieną gaminus maistą. Tada pažiūriu kokį nors filmą. Tada pažiūriu kokį nors dar vieną filmą. Ir tada einu miegoti. Tai štai aš niekur neveikiu. Sunku patikėti, jo. Nes aš galvoju, man didžiausia vertybė, jeigu aš galiu niekur neišeiti ir nieko nedaryti. Bet čia savaitgaliais. Pasitaiko tokių stebuklų, kad ir darbo dieną. Bet, žinai, mūsų darbas yra neprognozuojamas. Jeigu aš turiu kokį nors interviu šeštadienį, tai vadinasi, aš neturiu to savaitgalio. Arba ten kokį sekmadienį važiuoji į Nidą, sėdi mašina, važiuoji į Nidą, pasikalbini, sėdi mašina, važiuoji atgal ir tau, žinai, žiūrėk, nebėra 20 valandų. Tai galbūt aš tada pirmadienį sau leisiu ilgai miegoti be žadintuvo ir nieko neveikti. O šiaip yra žmogus, kurio tu dar iki šiol nepakalbinai, nes nesutiko. Aš skaičiau, kad buvo labai sunku pakalbinti Brazauskienę Kristiną, berods, kad buvo labai sunkus tas ar ne įkalbinėjimo galbūt laikotarpis ir panašiai susiplanavimo. Yra žmogus, kuris iki šiol tau yra pasakęs ne daug kartų. Kuris yra pasakęs ne daug kartų, ar ne?
tu vis bandai grįžti pas jį, ar galbūt netgi užsienio, tarkim, žvaigždė, vis tiek tu daug dirbęs esi su užsienio žmonėmis. Tai ar yra kažkas buvę, kur, nekaip nepralaužiai ledų? Žinoma, yra. Aš visiškai neformalioje aplinkoje susidraugavęs su Kate Moss ir netgi per vieną linksmą baliuką Londone su jie šokęs ant stalo ir turiu kontaktus ir ten ir kažkokiu tai, žinai, gal girtų selfie ar kažko tai. Bet kai pokalbis prieina link interviu, tai jinai sako viskas gerai. Bet reikia kalbėti su vadyba. Vadyba sako viskas gerai, bet minutė interviu 1000 svarų. Tai kiek minučių jūs norėtumėt? Ir tada tai va taip ir laukiu. Vau, netgi kitokio lygio. Tai yra normalu. Čia yra normalu. Normalu, taip. Ten, aš pamenu, kažkada labai norėjau Michailą Gorbačiovą pakalbinti, tai buvo $20,000. Kas, minutė? Ne minutė. Viešpatie. Interviu. Okay, bet o kalbant, tarkime, Edvardai, apie žmonės, ar ne, tu pačioj pradžioj minėjai šiek tiek, kad atsisijojo tie žmonės tavo gyvenime ir netgi skaičiau vieną tavo postą, berods birželio čia buvo pradžia ir tu rašai, kad netgi nuo tam tikrų žmonių. Tu gerai pasirašai pokalbį. Tiesiog stengiau, žinai, žiūrėti, kas man pačiai labai įdomu ir kažkaip labai užkabino tavo mintis, kai tu parašai, kad žmonės kai kurie dingo ir labai gyvenimas palengvėjo ir netgi supaprastėjo. Ir aš galvoju, ką kažin turėjo Edvardas omeny? Kiek tu gali, aišku, apie tai papasakoti, apie tų žmonių buvimą ir tiesiog dingimą? Žinai, gal dėl to, kad kažkoks šiandien pas mus ganėtinai lengvas pokalbis, tai birželis buvo tas metas, kai aš jau pagaliau pasijutau išsikapstęs iš to ilgojo perdegimo laikotarpio ir mano terapeutė labai pasidžiaugė įvykusiais pokyčiais ir dingę žmonės, tai aš tiesiog gyvenime atsipurčiau santykių, kur, žinai, viskas būdavo pastatyta ant to, kad o ką mes šią savaitę veiksim, o koks renginukas vyksta, o tai kur tu gali gauti kvietimą ir panašiai. Ir arba santykių, kur tu jauti, kad visą laiką iš tavęs kažko tai reikia. Aš šiaip dosnus žmogus, man negaila dalintis, ir negaila tais kvietimukais dalintis ir taip toliau, bet jeigu tu pasveri, kas mus riša ir tu pagalvoji, kad per 5 metus aš pas tą žmogų nesu buvęs svečiuose, ar ne, mes kartu nekeliavom, nes man kelionės yra mano aistra ir santykių išbandymas ten, tiek asmeninių, tiek su draugais. Ir galvoju, ir kokie mūsų prisiminimai sieja, tai tik tais renginukai kažkokie, tai ar verta, turėti, žinai, prisikrovus tų tokių žmonių, kad vieną kartą su kažkuo nueiti į vieną renginuką, į kitą renginuką, dar kažkur tai. Ir aš taip gerokai pravaliau savo ratą. O lengva pravalyti? Ne, nelengva. Kažkaip atrodo, kad kaltės jausmo daug turėtų būti iš pradžių ir pasiaiškinimo. Yra, o po to palengvės. Bet po to supranti, kad juk tu, žinai, nerašai žinutės, kad nuo šiol nebebendrausim. Bet keletą kartų ten, žinai, netrašai, kad dėl kokio nors kvietimo ar dar dėl kažko, staiga žiūrėk, kad tavęs ir nereikia. Nes galvoja, kad tu galbūt nebeturi galimybės gauti to kvietimo. Ir taip viskas natūraliai apsivalo. Arba žmonės, kurie siurbia tavo energetiką, tai yra patys pavojingiausi žmonės, nes mes nesam tokie turtingi, kad švaistytumėmės savo laiku, arba, žinai, ten savo jausmais. Tai aš labai bijau žmonių, kurie iš manęs atima energiją ir po to aš turiu kažkur eiti pasikrauti, žinai, ten į katedrą žvakutį uždegti ar dar kažką. Tai ir tokius žmonės pravaliau. Jo, suprantu, apie ką kalbė. Šiaip aš labai džiaugiuosi, kad tu Instagrame tos aktyvus, nes pas tave apskritai labai daug minčių galima surasti po kiekvienu postu ir dabar iš vis pastebėjau, kad tu mėgsti daryti tokią, sakykime, rubriką Crazy ar ne klausimai. Ir aš galvoju, kaip tu šiaip labai gerai sugalvoji, dėl to, kad yra kitas kampas pakalbinti žmogų.
Ar yra, kad tave kažkas dar nustebina po tiek metų? Kalbu apie atsakymus žmonių. Yra? Kas? Jeigu gali pasidalinti. Aš nežinau, va čia dar ryte pasižiūrėjau, kad, tarkim, mano tos crazy klausimus su Ineta Stasiulyte pažiūrėjo virš 500 000 žmonių. Wow. Ir tai, žinai, kaip visą tai gimsta, mes susitinkam kažkur. Taip. Aš niekada iš pradžių nežinau tų klausimų, mes niekada, tas žmogus nežino tų klausimų, aš įsijungiu telefoną ir davai, pavarom minutę pusantros. Ir su Ineta man pačiam buvo, aš ten kreizėjau, galvau, kad tik tais nedrebėtų tas telefonas, nes kai jinai man pasakojo apie striptizo orgazmą ir visus kitus reikalus, tai žinai, negali nesijuokti, nes, pati iš savęs turi tą tokį šarmą. Tai, taip. Nežinau, man labai patinka, kad ta rubrika taip prigijo ir kad jos nesibaido nei ten Viktorija Čmilytė, kuri nei ten Virginijus Sinkevičius ar ten mūsų ryškiausios žvaigždės, jiems visiems toks fun dalykas, žinai, ir toks visiškai neįpareigojantis. Aš parašau kartais ir gal tu turi 1,5 minutės kur nors, aš pravažiuosiu ir davai pasikalbam. Jo, davai prasuk, mačiau, žinai. Tiesiog taip labai paprastai. Nes galvoju, galbūt čia yra kažkokia užuomina į tavo naują, galbūt televizijos laidą, galbūt yra kažkas tokio. Yra tiesiog kažkada atsikėlus galvoju, man visai, būtų smagu, žinai, tokį visiškai neformatą ir padaryti ir paėmiau ir padariau. Taip. O šiaip, Edvardai, kaip tu manai, kokie yra labiausiai apie tave sukurti galbūt stereotipai ir mitai? Ar esi girdėjęs, kas labai tave nustebino, ar tu galvoji, aš visai nesu toks žmogus, kaip gali kilti toks pamąstymas, skandalas, pletkas, ar esi kažkada pajutęs tokį dalyką? Manau, kiekvienas televizijoje dirbantis žmogus apie save yra girdėjęs visko. Nuo to, žinai, kad tu esi narkomanas, kad maudaisi piniguose, kad bendrauji tik tai su įžymybėm, ir visokio šlamšto. Koks man skirtumas, tai... Tai tu nebekreipi dėmesio į tai, ką sako apie tave kiti. Tai įsivaizduok, jeigu aš visus 20 metų kreipčiau dėmesį, tai aš ko gero, ne vieną perdegimą ir turėčiau ir psichoterapeutam išleisčiau daugiau negu dabar. Taip. Bet pradžioje, kiek laiko, kaip tu manai, reikėjo visai būti šaltam komentaram? Tuo metu, kai aš atėjau į televiziją, tai nebuvo Delfių, komentatorių, viskas būdavo, nežinau, buvo spauda. Taip. Ir tada aš atsimenu, aš vieną kartą esu labai išgyvenęs, kai TV antenoje po mano vienos pravestos laidos pasirodė straipsnis, kad štai pas jį matosi, nežinau, dabar pasižiūrėjau, baltos kojinės batuose, o tai nedera ir ten kažkoks tai etiketo žinovas komentavo, tai, ir tai buvo aptarinėjama ir aš atsimenu, kad aš labai dėl to išgyvenau. Nes galvojant, bet juk man čia stilistė aprengė ir kažkaip, ir po to aš galvoju, palauk, Dieve, kitą savaitę aptarinės kitus žmonės ir čia yra toks reikalas, o tai, kad, kai jau atsirado internetas ir visi tie pletkai, komentarai, tai kiekvienas mes save pažįstame geriausiai. Aš ko nežinau, ar ne, kad ten storas, žemas, ten dar kažkas, ne, o kas ten galvoja, kad narkomanas ar ten milijonierius, ar ten su kokiom vyresnėm moterim draugauja dėl pinigų ir taip, tegul žmonės gyvena, jeigu jiems taip lengviau. Tiesiog savo gyvenimą. Ja. O Edvardai, kas yra tau gyvenimo vertybės? Žinau, kad klausimas labai platus, bet tu dirbi pramogų industrijoje, ar ne? Kas vis dėlto per metus nesikeitė? Pastaraisiais 1 metų man vertybės yra viskas, kas siejasi su žodžiu tikrumas. Tai dėl to ir atsirado ir žmonių išgryninimas, ir mano paties norų ir poreikių išgryninimas, nebesiplėšimas, žinai. Tikrumas, ar ne? Jo, tikrumas. Ir niekada nemeluoti. Aš, pavyzdžiui, niekada nemeluoju pašnekovam. Gal dėl to aš juos taip visą laiką ir prisikalbindavau, kad visą laiką sakydavau, žinai, mes turėsim pakalbėti apie tavo alkoholizmą, ne? Taip. Tai ateisi pas mane taip nuoširdžiai.
Ir tas žmogus turi apsisprendimo laisvę, arba ateis, arba neateis. Bet tikrai niekada nebus taip, žinai, kad, ateik pašnekėsim, žinai, apie stiliuką. Ir staiga, žinai, po pirmo klausimo, kurį tikrai montažiai iškirpsim, sakau, o tai kiek metų tu geri? Kad nebūtų siurprizo. Tiesiog su žmogumi labai atvirai. Ta prasme, kad nebūtų išdurimo. Jo. Nes aš noriu, kad prasilenkiant gatvėj man niekada netektų pajausti kokio nors gėdos jausmo ar ten kažkokio nepatogumo, nes aš kažką ne taip padariau ir tai vėl yra tas pats grūzas ir savęs apkrovimas. Jo. Žinai, yra toksai, turiu tokį retorinį klausimą, bet galima pafilosofuoti, tiesiog kartais būna užduoda influenceriam tokį klausimą, kas būtų, jeigu dingtų Instagramas. Ar tu kažkada gyvenime galvoji, taip, tavo atveju nieko, bet ar tu kažkada gyvenime galvoji, kad, o Dieve mano, jeigu man atsibos tai, kad darau labai labai, ką aš galėčiau gyvenime daryti? Ar buvo kažkada tokia mintis? Daug kartų būdavo ir aš visą laiką išsigąsdavau, kad be žurnalistikos aš nelabai ką moku. Aš moku iš tikrųjų skaniai gaminti. Ir esu ten kelių kulinarinių knygų bendra autorius koks tai. Tai aš galbūt galėčiau gaminti. Jeigu reikėtų, tai aš puikiai susitvarkau namus, tai galėčiau ir namus tvarkyti, žinai. Nesu baisiai nagingas, tai aš ten gal man nereikėtų patikėti kalt kokios nors, žinai, vinies į ten strategiškai svarbią vietą. Bet kol dar jaučiuosi, kad galiu kažką nuveikti žurnalistikoje, tai... Tai ir pabūk dar, man atrodo, jo, pabūk. O kur man jau eiti? Kur tau eiti? Ir tu pabūk čia. Šiaip į galą dar labai norėčiau užduoti klausimą susijusi su jaunimu. Žinau, kad galbūt nėra aktualus klausimas tau, bet vis dėlto tu esi žmogus, kuris turi nuostabią patirtį, profesiją, kelis dešimtmečius trunkančią. Ir kartais, kai galvoju apie jaunimą, man iškyla klausimas, kur eiti jaunam žmogui. Vedinam labiau pinigus ar širdies keliu. Ir žvelginti savo patirtį. Ar tu galvodavai, kad eisiu čia, dirbsiu čia, nes bus pinigų, ar tiesiog visą laiką pasikliaudavai savo širdimi? Tai kaip būdavo tau ir ką tu galėtum patarti jaunam žmogui, kuris nežino, ar eit kur sako, kad pinigų bus, bet gal labai noriu, nežinau, kirpt šunis? Aš, žinai, visada sakau, kad jeigu tu visų savimi atsiduosi darbui, tai tas darbas vienaip ar kitaip tau atsilygins, jis tau taps pelningas. Žinai, jis galbūt taps verslu, jis galbūt taps labai pelninga profesija. Mano gyvenime niekada kažkodėl taip man nesukrito kortos, kad aš kur nors eičiau dėl to, kad man daug mokės pinigų. Aš visą laiką turėdavau įrodyti, kad aš vertas tų pinigų. Ir kai įrodydavau, aš tos pinigus uždirbdavau. Ir aš labai prisimenu vieną Arūno Valinsko frazę, sako, kodėl visose specialybėse arba profesijose sako, o kiek tau moka? O kažkodėl tai televizijos žmonių klausia, o kiek tu gauni? O kodėl aš gaunu? Aš lygiai taip pat dirbu, aš labai sunkiai dirbu, kad uždirbčiau pinigus, aš jų negaunu, aš juos uždirbu. Tai aš iš tikrųjų jaunam žmogui pasakyčiau, kad vis tiek reikia visada vadovautis širdimi, bet jausti sveiko proto balansą, kad tavęs nenuvestų, žinai, kur nors ten baisiai romantiškai, nes iš romantikos irgi nepravalgysi. Kad pajausti, ar tai yra tavo vieta, jeigu ne, tai kol esi jaunas, tol gali eksperimentuoti, žinai, keisti profesiją, keisti darbovietę, ieškoti savęs. Jeigu turi prabangą, žinai, ten iš naujo ką nors išmokti. Taip. O tada jau ateina ir tas balansas, o balansas tai yra, žinai, kaip sako, geriausia ta prabanga, ar ne, kai tu dirbi darbą, kurį myli, tai vadinasi, kad tau nereikia dirbti. Tiesa. Kadangi paminėjai žodį balansas, tai manau, reikia uždaryti pokalbį ir duodant duoklę mūsų suaugusiem. Aišku, ir jaunimui lygiai tas pats galioja, bet kalbant apie tą balansą, tai kokios būtų pagrindinės taisyklės, galbūt kasdienybei, kurios tau padeda išlaikyti tą psichologinę sveikatą. Mes vis tiek daug kalbėjom apie perdegimą, bet man tiesiog išties labai labai įdomu, nes kartais tiek atsakymai būna labai vienodi žmonių. Tai primink iš savo patirties, kas tau padeda rasti balansą ir ramybę.
Mano formulė yra tokia, kad susiplanuok, bet nepersiplanuok, kad viskam užtektų laiko, visą laiką pasilik atsargai, kad man nereikėtų ten, kaip aš sakiau, bėgti, lėkti, verstis per galvą ar kažką pavesti, tada automatiškai kyla stresas, tada stresas vėl kitus negatyvius dalykus daro. Pasilik laiko savo, kartais net ir, žinai, pasnausti vidury dienos, jeigu norisi, arba, nežinau, paskaityti knygą, pažiūrėti gerą filmą, o ne tai, kad grįžti namo, iš darbo įsitrauki kompiuterį ir toliau dirbi, ką aš darydavau daugybę metų. Taip. Dabar man yra tokia formulė, toks dalykas, aš grįžtu namo iš darbo ir pirmas dalykas, ką aš padarau, išjungiu telefonui garsą, nes jis yra dirgiklis. Tai ir aš jį kur nors padedu, kad specialiai nesimaišytų man po ranka ir tik tais po kurio laiko, žinai, užmetu akį, ten gal kažkas svarbaus skambino. Taip. Nesusijusio su darbu. Atrodo paprasta, bet reikia tiesiog daryti. Ar smagu būti toj kitoj pusėj? Ar smagu būti pašnekovo pusėj? Pas tave smagu. Tikrai? Jo. Nemeluoju. Nemeluoju. Aš labai, man patinka, žinai, žičkai kalbasi, tai... Labai smagu. Tai norėčiau paklausti, kokį balą man parašytum, bet neklausiu, nes mažu ką bus po to neigiamas balas. Bet tiesiog labai noriu padėkoti, Edvardai, tau iš tikrųjų labai, kas mane nustebino, kai parašiau tau, tu labai tiesiai šviesiai pasakai, kad okei, ateisiu, sutinku, buvo labai paprasta kažkaip komunikuoti ir kažkaip pastebėjau, kad tai yra tokia įdomi koreliacija. Tie žmonės, kurie gyvenime būna iš tikrųjų pasiekę savo profesijoje, kažkaip su jais būna labai paprasta tiesiog susitarti. Bet čia ir yra ta formulė, apie kurią aš sakau, kad kam save apsikrauti. Jeigu aš pajausčiau, kad aš nenoriu, tai aš ir parašyčiau, kad ne. Nes, yra taip arba ne, tai aš pajutau, kad man faina, aš pasižiūriu, ką tu darai, tai parašiau, kad taip, susiderinom laiką ir viskas. O jeigu ten pradėčiau sukti uodegą, nukelinėti, dar kažką, tai man stresas, tada nedaug dievė apsimelavau, tada pamiršau, kam pamelavau, ką. Žinai, kam to reikia. Dar viena taisyklė, tiesiog nemeluoti, ar ne, kaip tu sakai. Bus paprasčiau gyventi. Labai ačiū, Edvardai, ir labai tikiuosi, kad mes kažkada pasimatysim jau televizijoje ir, žinai, galbūt kartu galėsim pažiūrėti į televizijos ekraną, į kamerą, kaip čia pasakyti. Gerai, aš esu tikras, kad taip ir bus. Ačiū labai tau. Ačiū tau.